šiandieną susitikidamas su vienais iš lygos lyderių. Tikėjomės sunkios kovos, tokia ir buvo. Bet rezultatas rodo, kad iš tikrųjų jie prasčiau žaidė, arba mes geriau žaidėm, neįsivaizduoju, bet iš tikrųjų po penktadienio varžybų nuotaikos labai geras, iš tikrųjų, kad pralaimėjome tik 5 taškais. Ačiū vyrams, kad sukovojo iki galo. Ir tiek. Jau ką galiu pasakyti apie šias varžybas. Iš tikrųjų buvo labai rimtas mačas, nors taip neatrodė, kad gali būti prieš šias varžybas, tačiau manau, mums įtakos turėjo šventės. Susirinkom tik 8 ir vėl išsiderino žaidimas, sunku pažaisti. Varžovai kibus labai norėjo įrodyti, kad jie gali laimėti ir jie tai parodė. Aišku, mums pasisekė gale, pasisekė, kad prieš tai turėjom apie 10 taškų persvarą, tačiau aš esu nepatenkintas, kaip mes žaidžiam pirmus kėlinius. Dažniausiai pirmą kėlinį paleidžiam ir po to turim vytis, vietoj to, kad žaistume apylygiai ir po to pabėgtumėm. Čia yra mūsų komandos problema ir manau, reikia ją taisyti. Šiaip varžovai šaunuoliai padarė, manau, viską, ką galėjo. Gaila nepasisekė jam gale, smagu, kad mums pasisekė, viskas laimingai baigėsi. Tačiau norėčiau dar pabrėžti, kažkaip mums jau kelintas rungtynės labai sunkiai krenta baudas. Matyt, reikės papildomai atidirbinėti ar kažką galvoti, kad pasitaisytų pataikymas. Nes jei taip metant baudas, mes to negalim nenueiti. Tiek.